Šiame vaizdo įraše analizuosime, kaip Ukraina privertė Baltarusiją pasiduoti. Baltarusija pradėjo nusileisti Ukrainos spaudimui po to, kai Kyjivas perspėjo Lukašenką išjungti rusiškus retransliacijos bokštus, kurie padėjo Maskvai smogti taikiniams visoje Ukrainoje. Kiekviena tolesnė nuolaida Rusijai dabar kėlė riziką, kad Ukrainos smūgiai persikels į Baltarusijos teritoriją ir pavers pačią šalį mūšio lauku. Ukraina davė Minskui tik vieną savaitę išmontuoti sistemas Gomelio ir Bresto regionuose, kurios padėjo rusiškiems Gerand dronams palaikyti ryšį skrydžio metu ir smogti taikiniams giliau Ukrainos viduje. Tuomet Minskas nusileido, pradėdamas atjunginėti dalį retransliacijos tinklo, užuot rizikavęs Ukrainos smūgiais savo teritorijoje. Šis sprendimas iš karto apsunkino Rusijos atakas iš šiaurės, nes kiekvienas išjungtas bokštas mažino signalo aprėptį ir ryšio palaikymą, kuris padėdavo dronams išlikti prisijungusiems skrydžio metu ir patikimiau pasiekti taikinius. Vietoj to, kad naudotų Baltarusijos teritoriją kaip stabilų paramos sluoksnį smūgiams, Rusija dabar susidūrė su silpnesniu šiauriniu tinklu ir sunkesne užduotimi palaikyti dronų atakas šiuo maršrutu. Šis žingsnis iš karto sukėlė šoką Maskvoje, nes Vladimiro Putino atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad Putinas nori nedelsdamas pasikalbėti su Lukašenka dėl retransliacijos stočių. Jis pavadino Ukrainos ultimatumą agresyviu ir apkaltino Ukrainą kišimusi į Baltarusijos reikalus. Putino skambučio Lukašenkai skubumas pabrėžė, kokia svarbi Rusijai yra Baltarusijos retransliacijos tinklo infrastruktūra. Po Starlink išjungimo ir vietinių alternatyvų stokos, šios retransliacijos stotys yra vienintelis būdas Rusijai tiksliai smogti Ukrainos taikiniams šalies vakaruose ir šiaurėje. Kadangi didžioji dalis vakarų karinės pagalbos ir paramos keliauja šiais kanalais, Baltarusijos nusileidimas Ukrainos reikalavimams reiškia Rusijos smūgių sustabdymą vienai svarbiausių Ukrainos tiekimo linijų. Tai taip pat paaiškina, kodėl Baltarusija negalėjo rizikuoti eskalaciją, kai ultimatumas įsigaliojo, nes Lukašenka suprato, kad Baltarusija negalės apsiginti, jei Ukraina pradės didelius smūgius. Ukrainos pareigūnai teigia, kad jau buvo iš anksto parinkta daugiau nei 500 taikinių Baltarusijos viduje, įskaitant karinius objektus, logistikos centrus bei kuro ir transporto infrastruktūrą, palaikančią Rusijos operacijas. Retransliacijos bokštai buvo tik pirmasis to taikinių žemėlapio sluoksnis, todėl kilo rizika, kad smūgiai išsiplės po visą Baltarusijos teritoriją ir sutrikdys tiek karinę paramą, tiek vidaus stabilumą. Kai Kyjivas aiškiai parodė, kad už pagalbą Rusijos atakoms pati Baltarusija sumokės kainą, Lukašenka iš esmės pasirinko pasidavimą, o ne eskalaciją. Būtent tai ir padarė Baltarusijos sprendimą svarbu ne tik dėl pačių retransliacijos bokštų, nes Baltarusija jau seniai padeda Rusijai išlaikyti galimybę daryti spaudimą iš šiaurės. Tai privertė Ukrainą laikyti karius, oro gynybos sistemas, žvalgybos priemonės ir inžinerinius išteklius palei maždaug 1000 kilometrų sieną. Vien tai jau buvo pergalė rusams, nes kiekvienas Ukrainos dalinys ir ginkluotės sistema, laikoma ten, buvo viena mažiau prieinama kovoms rytuose. Priversdama Baltarusiją uždaryti rusiškas retransliacijos stotis, Ukraina dabar silpnina vieną iš sistemų, kurios padėjo Rusijai išlaikyti Shahed grėsmę iš Baltarusijos pusės. Po to Lukašenka pradėjo kalbėti atviriau, viešai nubrėždamas ribą dėl bet kokio gilesnio Baltarusijos vaidmens Rusijos kare. Jis pareiškė, kad Baltarusija niekada nepuls Ukrainos ir atmetė mintį siųsti baltarusius tapti patrankų mėsa Maskvai. Šie pareiškimai atitolino jo poziciją nuo Rusijos lūkesčių ir kartu parodė Baltarusijos visuomeniai, kad jis nėra pasirengęs įtraukti šalies iš netiesioginės paramos į atvirą dalyvavimą. Glaudesnis įsitraukimas paliktų Baltarusiją atvirą atsakomiesiems veiksmams, dar labiau susietų Lukašenkos režimą su karu, kurio daugelis baltarusių nenorėjo, ir paliktų jam daug mažiau erdvės priešintis Maskvos spaudimui, kad Baltarusija atviriau įsipareigotų savo kariuomenę ir teritoriją kare. Apskritai, Ukraina sugebėjo priversti Baltarusiją atsitraukti, taip Putino asmeniškai patirdamas nesėkmę ir Rusijai patirdama strateginį pralaimėjimą. Lukašenkos atsitraukimas parodė, kad metai spaudimo, grasinimų ir priklausomybės vis dar nebuvo pakankami Kremliui išlaikyti artimiausią karinį sąjungininką rizikuojant, kai tik Ukraina padidino kainą. Tikėtasi, kad Baltarusija išliks patikima šiaurinė paramos zona ir nuolatiniu spaudimo šaltiniu, kuris prikausto Ukrainos karius ir gynybą prie sienos. Dabar Lukašenka aiškiausiai iki šiol pasirinko savisaugą, o ne Rusijos reikalavimus, susilpnino Putino šiaurinio spaudimo strategiją ir parodė, kad net Kremlius negalėjo įtraukti Baltarusijos giliau į karą, kai tik Ukraina padidino kainą.
Norėdami pamatyti necenzūruotą kovos vaizdo medžiagą, kurią naudojame šiame reportaže, apsilankykite mūsų interaktyviame naujienų žemėlapyje. Čia mūsų nevaržo YouTube taisyklės ir pagaliau galime parodyti jums visą neiškirptą tikrų įvykių versiją. Tačiau dar svarbiau, šis žemėlapis suteiks jums prieigą prie visų mūsų reikšmingų įvykių analizių, kurios gerokai pranoksta tai, ką galime įtraukti į trumpus kasdienius vaizdo įrašus. Galiausiai, oficialiai pristatome 2-ąją mūsų interaktyvaus žemėlapio kartą. Tai, ką dabar matote savo ekrane, yra gerokai patobulinta ir daug galingesnė žemėlapio versija, turinti dar daugiau pažangių funkcijų ir naujienų analizės įrankių. Naujojo žemėlapio pristatymo proga taip pat skelbiame 50% nuolaidą visiems prenumeratos planams. Pradedant vos nuo $4,99, jūs ne tik gausite išskirtinę prieigą prie žemėlapio, bet ir atrakinsite visus mūsų išskirtinius strateginius atnaujinimus, fronto apžvalgas ir strateginės geopolitikos vaizdo įrašus. Tad apsilankykite nuorodoje aprašyme ir tapkite išskirtiniu mūsų bendruomenės nariu. Nuoširdžiai vertinu kiekvieną, kuris prisijungia prie mūsų, jūsų palaikymas mums reiškia labai daug.